Sėkla nežino, kas jos laukia. Nežino, kas yra žiedas. Dar daugiau, sėkla net negali įsivaizduoti turinti potencialą kažkada tapti nuostabaus grožio žiedu. Sėklą saugo kietas apvalkalas. Jis slepiasi jame. Tačiau vieną dieną ji nusprendžia išlįsti iš to apvalkalo į tą saulę, į šviesą ir pasižiūrėti, kas ten jos laukia. Todėl ji pradeda savo kelionę, skverbiasi pro dirvožemį, pro uolienas, duobes ir akmenis. Sėklos apvalkalas kietas, o daigelis labai jautrus ir pažeidžiamas. Bet sėklai nesutrukdo tai jos kelionė. Ji nepasiduoda. Ji svajoja kažkada būti daugiau, negu ten yra tame kietame apvalkale, saugiame. Taip reikės sėklai daug drąsos, daug jėgų, daug pastangų, bet visą tai jai atsipirks. Ir vieną dieną, įveikusi visus tos sunkumus, sėkla tampa nuostabaus grožio žiedu, kurį praeiviai sustoja pakvėpinti, pasigrožėti, nusifotografuoti ir pasidžiaugti su kitais. Žmogaus kelias irgi yra panašus. Mes irgi turime savo kelionėje daug duobių ir jas įveikti iš tiesų reikia labai daug drąsos. Kad ir nežinome, kur einame, bet žinome, kad eidami kažkur atsidursime ten, kitur, negu esame dabar. Ten, kur geriau pažįstame save, ten, kur galėsime išskleisti savo potencialą ir pasižiūrėti, kokio grožio žiedu galime mes ten tapti. Jeigu jauti, kad atėjo ir tau laikas išlįsti iš to kieto apvalkalo, tačiau yra nedrąsu keliauti į tą kelionę vienam, būsiu tau saugiu užnugariu, į kurį galėsi atsiremti, kuris tave palaikys ir saugiai praves pro tavo kelionę link to gražaus žiedo. O kai ten atsidursi, visi tavimi gražėsis ir sakys, wow, tiek įveikiai ir štai kokiu nuostabiu tu tapai žiedu. Tad laukiu tavęs, pasikalbėkim ir pradėkime kelionę kartu.